Sveiki visi, taigi šiandien pakalbėsime apie nacionalinį stadioną. Likimas taip lėmė, kad su tėvais persikėlėme 90 metų gale į Vilnių ir būtent į Šeškinę. Ir daugybę kartų esu buvęs ir tam stadiono griuvėsiuose ir persikėlėm dar tada, kai nebuvo ir Akropolio, ten tušti laukai buvo, aplink Šeškinę, Fabijoniškės. Ir apie tą stadioną jau sklando tikriausia legendos ir tai yra netgi galbūt ne principo reikalas pagaliau pastatyti tą stadioną, o galbūt eilinį kartą atlikti kažkokius keistus veiksmus ir pradanginti daugybę milijonų eurų. Ko gero, per visą istoriją jau buvo pradanginta milijardai tų eurų. Jeigu kalbant litais, tai ten daugybė milijardų. Ir niekaip jis nebuvo pastatytas. Ar jis bus pastatytas kada nors, tai labai subtilus klausimas. Čia galbūt netgi nėra toks rimtas klausimas, o daugiau sarkazmas, nes nepanašu, kad apskritai kažkas norėtų pastatyti tą stadioną. Per visą šitą istoriją, per stadiono, apskritai Vilniaus istoriją po nepriklausomybės atgavimo, jeigu mes žiūrėtume į didelius ir stambius projektus, tokius kaip, sakykime, Valdovų rūmai, kurie ten buvo vadinami Brazausko rūmais. Taip pat, sakykime, Siemens arenos pastatymą, nors dabar jį vadinasi Avia Solutions Group, ar kaip ten, bet tikriausiai vilniečiams ir vyresniems tokiems kaip aš ir daugiau visą laikį išliks Siemens arena. Visą laikį tie visi projektai būdavo įgyvendinami ir įgyvendinami gan gerai. Jeigu prisiminsime, kaip ten prasidėjo Fabijoniškių gale ant šiukšlyno statymas, kaip Perkūnkiemis, kiek beprotiškai daug ir didelių projektų ir kvartalų yra apstatytas, tas pats Ozas, kur anksčiau būdavo, jeigu nematėte niekas ir nežinote, tai ten buvo visiškos pelkės ir ten nieko nebuvo, ten Šabakštynas buvo didžiausias, netgi ten didžiausi rajonai. Netgi, sakykime, ten, kur buvo Lūšnynai, Kalvarijų gatvės gale netoli Žalio tilto, ten irgi buvo dideli Lūšnynai, dabar ten yra prabangus rajonai, savivaldybės pastatai ir visa kita. Ir apie ką aš kalbu apie tai, kad visi patys didžiausi, stambiausi ir sudėtingiausi projektai, jie buvo įgyvendinti ir tai nėra klausimas, ar realu pastatyti. Yra realu, matom, Kaune pasistatė stadionas labai puikus, kuris iš tikrųjų tapo Lietuvos reprezentaciniu stadionu, geriausiu stadionu Lietuvoje, kas yra žadama Vilniuje jau 30 daugiau metų, daugiau netgi, kada jūs ten pradėti tie griaučiai statyti, tiksliai net ir nepamenu. Bet esmė ta, kad stadiono nėra bandoma pastatyti realiai. Yra kažkas padaroma, suvežama technika, kažkas nugriaunama, kažkas tai padaroma, pastatytos tvoros. Ten daugybę kartų buvo vagonėliai pastatyti, tvoros aptvertas. Bet taip toliau apie visą tą teritoriją niekas ir nevykdavo taip sparčiai. Lygiai taip pat tas buvo grandiozinis projektas pastatytas tas pats Akropolis šalia esantis. Ir man kyla klausimas, ar tikrai Vilniui reikia stadiono, nes jeigu būtų, tarkim, normalus meras, adekvatus, kuris rūpintasi, sakykime, Lietuvą ir sakytų, ne tai, kad Lietuva, bet Vilnium, sakytų,
Vilnius yra sostinė, mums reikalingas stadionas, reprezentacinis, ne tik, sakykime, futbolui, bet ir geriausių pasaulio žvaigždžių koncertams, visokiems, kiek ten galima padaryti. Plus yra planas ten dabar, kiek suprantu, krepšinio arena. Būtų labai malonu ir faina Vilniuje turėti ne tik Lietuvos Rytą, bet ir Vulfs, kad jie būtų labai stipri ir galinga komanda, kad pagaliau pasiektų tą tikslą ir būtų Eurolygoj. Tai nuo to tik sustiprėtų Lietuvos krepšinis, tai tik būtų įdomiau Vilniui ir visa kita. Faina, aišku, būtų, kad ir ta antra arena iškiltų. Gal, aišku, šiek tiek būtų keista turėti šalia dvi arenas konkuruojančių miesto grupuočių ir gerbėjų, bet vis tiek būtų, manau, nuo to tik tai išloštų Lietuvos krepšinis. Bet kas yra daroma iki šiol po nepriklausomybės atkūrimo, ten pirmais metais, pirmą penkmetį, 10-metį, aš nelabai atsimenu, nes nesidomėjau Vilniui visiškai, mes gyvenom toli nuo Vilniaus ir man Vilnius buvo kažkoks kosminis miestas. Esu buvęs ten ne kartą, dar vaikas buvęs ir po nepriklausomybės atkūrimo esu buvęs ne kartą, bet persikėlus tik tai tada jau prasidėjo kažkoks tai susipažinimas su miestu, susipratimas apie merus, apie visą kitą. Mano atminty įsiminė tie keli merai. Tas Zuokas buvo, dar ten tas Šimašius buvo, dar ten kažkokie tai buvo, net neatsimenu, ne visų atsimenu, nesikišau visą laiką į tą politiką ir nesidomėjau labai, bet kiekvieno mero, kaip ir garbės reikalas, būdavo pirmiausia paliesti stadiono temą, kažkodėl tai. Pirmiausia, tokios buvo temos, vos ne prestižo reikalas apie gatves ir apie stadioną. Stadionas vis laik tapdavo kiekvieno mero vos ne vizitinė kortelė, kuris prisižadėdavo tą stadioną padaryti, įrengti ir tai niekada netapdavo realybė. Visą laik atsiremdavo į pinigus, visą laik būdavo pasiūlytas ir surinktas milžiniškas biudžetas, kuris pamažu pradingdavo ir laukdavo stadiono griaučiai sekančių mero rinkimų. Vėl praeidavo sekantis rinkimai, vėl būdavo svaryta technika, aptvertos tvoros ir vėl biudžetas dingdavo. Šį kartą vėl panašu bus tas pats, kadangi jau pradeda kalbėti visokių maklių aplink tą, visokių istorijų, visokių dalykų pradeda vykti ir kiek bent jau dabar, kiek suprantu, tai 140 milijonų ar kiek ten eurų skirta yra nepakanka. Kodėl jų nepakanka, neaišku. Nebent ten yra numatyta kažkas, tai kad ten bus ir sporto arenos, ir ten krepšinio, ir dar ten futbolo aikščių, dar ten visokių dalykų, nebent tai labai bus didelis sportinis projektas, kuris galbūt toj vietoj vos ne centre jau gaunasi, galbūt būtų nelogiškas, bet jeigu ir jis pasistatytų, tai būtų labai didelis žingsnis į priekį. Bet kažkodėl tai to nevyksta ir nemanau, kad tas kada nors įvyks. Visi, kas gyvena Vilniuje, visi, kas domisi ir stadiono statyba ir visa kita, tikriausiai patys supranta, kad stadionas Vilniui nebuvo niekada reikalingas, nes jeigu jis būtų reikalingas ir būtų toks ažiotažas, jis būtų pastatytas. Nei vienas miesto meras niekada nebuvo suinteresuotas pastatyti stadioną. Tai yra faktas. Aš manau, kad jeigu buvo padaryti tokie dideli ir reikalingi pakeitimai kaip aplinkeliai, visa kita, jie buvo pastatyti, jie buvo suprojektuoti ir įvykdyti ir tikrai gan patogus dalykas.
Labai buvo grandiozinių dalykų ir projektų įvykdyta. Vienintelis dalykas, kuris nebūdavo įgyvendintas, yra stadionas. Vadinasi, jis yra nereikalingas tiesiog. Kodėl jis nereikalingas? Čia reikėtų iš tikrųjų klausti visų buvusių merų, visų, kas buvo susijęs su tuo dalyku, kodėl taip yra. Ir man pačiam įdomu būtų sužinoti atsakymus ne ten tuos politinius, ne tokius politikų, tokius abstrakčius klausimus ir atsakymus, kur ten tai va čia biudžetas, tai dar tas, anas, bet kodėl iš tikrųjų, kodėl pagal faktą nėra pastatytas Vilnius stadionas. Visam pasaulyje sostinės turi stadionus visur, visam pasaulyje tai yra normalu, priimtina. Aišku, galbūt mums nereikia to stadiono, kad vaikytumėse madų ar dar kažko tai, bet esmė ta, kad tas stadionas jau buvo suplanuotas ir pinigų surinkta jau labai senai, bet niekada taip ir nevirto realybė. Dabar turim naują merą ir vėl turim pirmas jos didžiausias darbas ir tikriausiai visą tą kadenciją jo vyks šachmatai su stadiono statyba. Manau, kad ir vėl nevirs realybė, o jeigu ir virs, tada įrašysiu ant kitą video ir atsiprašysiu esamo Vilniaus mero, kad buvau neteisus, bet aš labai netikiu, kad tai yra realus dalykas. Jūs patys tikriausiai skaitote laikraščius ir matote ir suprantate, kas vyksta ir panašu, kad vyksta vėl viskas tai, kad vėl projektas bus užšaldytas. Galbūt, jeigu perims Haner yra Vilniuje labai daug projektų įgyvendinęs, labai daug pastatęs, galbūt tai yra atsakymas. Kaunas sugebėjo surasti ir pinigų ir pasistatyti areną, ir ten irgi netrūko visokių istorijų, apgaubtų paslapčių ir visą kitą, bet statėsi ir pasistatė. Įdomu, ar pagaliau atsiras Vilniuje žmogus, kuris sugebės įgyvendinti tą dalyką iki galo. Ir apskritai būtų gal gerai politikam, jeigu jie eina, sakykime, su mintim, kad pastatys stadioną, kad savo rinkiminių kompanijų ne tik į Seimą, ne tik į merus, bet ir į Seimą ir dar visur kandidatuojantys kandidatai, jeigu juos išrenka į Seimą už tam tikrus darbus, už tam tikrus pasižadėjimus, jiems turėtų būti atsakomybė kažkokia. Jeigu aš einu į Seimą ir aš sakau, kad darysiu mane išrenka, aš paskui pradedu įsisukinėti. Vadinasi, tai kur tada atsakomybė yra tų pačių merų, tų pačių seimūnų? Labai būtų tikrai smagu, kad pagaliau būtų nustota juoktis iš Vilniaus, kad niekada nebus to stadiono. Netgi druskininkai pasistatė, ko nieks netikėjo, kad druskininkose įsikurs tas sporto parkas, ten jau irgi labai ilgai vyko tas projektas, bet jis įvyko, jis pasistatė, visi praktiškai. Pasižiūrėkim, kiek miestų pasistatė arenas prieš krepšinio čempionatą, kiek apskritai Lietuvoje arenų iškilo, stadionas Kaune, labai daug tokių, ne tik, sakykime, sportinių, bet ir kitų projektų, kiek yra gyveninta. Vadinasi, tai yra klausimas ne piniguose, ne galimybėse, bet tiesiog tiesa yra kažkur kitur. O kur ta tiesa, kur jos ieškoti, kas atsakys? Labai norėčiau, kad pakomentuotumėte komentaruose savo nuomonę, padiskutuokim, ar bus Vilnius stadionas, ar nebus tai ne tik šimtmečio, bet ar nebus tai tūkstantmečio projektas, kuris niekada
nebus įgyvendintas ir galbūt mums nereikia tada plėšytis, paskelbti nacionalinių stadioną Kauno stadionu, kas yra dabar pagal faktą, ir tiesiog pastatyti ten parduotuvių daugiau, ofisų ir pamiršti, nugriauti viską. Juk ten išvalyti, pastatyti ofisus, dar kažkokius pastatus, manau, kad nebūtų labai sudėtinga. Tai gal laikas apsispręsti, mums reikia to stadiono, ar visgi nereikia. Ar tos kalbos apie krepšinio areną, apie nacionalinį stadioną, taip ir toliau virs politikų žaidimų aikštelę ir taip ir pasibaigs. Užteks, aišku, šią dieną aš pakalbėjau tiesiog tai, kas aktualu, kas man pačiam kyla galvoje, ir šiandien 4 diena, kai nevalgau, tik ant vandens ir važiuojam toliau. Jeigu peržiūrite iki šiol, paspauskite komentarą, parašykite laiką ir važiuojam toliau. Ačiū Jums labai, iki malonaus.